Na, ateik su žiūrovais pasisveikinti. Užtėjau tinklą iš šono pagal žemę, visur aplinkui. Ką stačiukus jau paleidau, emukus su didžiaisiais. Va, taip atrodo stulpai. Nudažiau. Daugiau nei pusę nudažiau, tai visą šitą ir aną pusę. Dar liko iš vidinės pusės nudažyti. Dažau pritrūko. Tam kartui tiek. Šitą pusę per visą ilgį uždėjau. Tenai dar nudažyta, bet jau turbūt nebespėsiu. Stulpai nudažyti, bet nebespėsiu šiandien uždėti. Nuo pusėje stulpai dar nedažyti, tai dar irgi nedėsiu. O čia kitam kartui liks, dabar dar bandysiu gal nusilakuoti, jeigu spėsiu. Seniai befilmavau labai, tai kas ten buvo daryta, jau sugebėjo kažkuris iš žiūrovų paskųsti, tai visi darbai labai apstojo, kol vyksta tyrimas. Kas nesupranta dėl šitos Ale salos, kurią visą dariau, kaip ten kas vyksta, tai geriau būtų buvę, kad ir būtumėt nesikišę į tuos reikalus, apie kuriuos nesuprantat. Tik pridarėt problemų ir visi darbai turi dabar stovėti, kol bus viskas išsiaiškinta. Tai ačiū žiūrovam, kurie sugeba paskųsti, reikia, nereikia. Tai patys nieko nesupranta, ar patys sėdi už ekranų ir niekom nesidomi. Ir žąsiukai kieme. Spėja ir žąsiukai užaugti. Jau visai kaip didieji atrodo. O, kūtės labai pykta. Ančiukų vėl mažiukų.
irgi užaugo, jau beveik nandus baigė pasivyti. Na, dar mažesni, bet jau tikrai gan didelį. Žolytė pradėjo pas juos čia jau šelti. Greitai auga. Taip pat vėl daug puteliukų prisiperinau. Irgi jau spėjo visi ir užaugti. Jau beveik pilnas vėl narvelis. Nusilakavau duris. Dar ne pabaigiu, vieną pusę nusilakavau, kitos dar ne. Tai šitą darbą darysiu ir dar stogas baigia nuvažiuoti. Nu, aišku, ne man, bet grinai čia va viršai viduriniai lapai. Tai reikės lipti ant stogo, sutvarkyti šitos šiferio lakštus, kurie jau važiuoja žemyn. Pasiskolinau kopėčias ilgas, kad ant stogo užlipti. Dar reikia kablius kažkokius pasidaryti, ratukus šiokius tokius radau. Irgi pritaikysiu, kad ant stogo kampo užsikabintų ir ką, lipti ant stogo ir remontuoti. Na, šiandien bandysiu sutvarkyti duris, pabaigti, nulakuoti, iš abiejų pusių. Dabar matosi viršui durų yra tarpas. Šiek tiek dar darysiu viršų, kad užsidengtų ir su tarpai durų. Biškai reikia ruošti žiemai. Kažkada ir stogą keisti. Turėtų taipšį. Nes visas stogas baigia sutvarkinėti, subirėti senas šiferis. Lapai krenta. Dabar dar iš kitos pusės. Pietų pertrauka, arčiau. Atsivežiau stogą dangos. Susivyrinau vartų daug. Prisipirkau vėl stulpelį. Tai dabar visą tvorą vėl. Visas tvoras tvarkyt, papildomai aptarti. Vartus jau parašiau. Dabar čia senuosius įšiamų. Užsitvėriau antrą tinklą, kad galėčiau ardyti giliau. Ir kad, man atrodo, taip. Rodys vėliau, atrodo. Va, vartus įstatėm. Žymėjom naujas ribas. Na ir viskas, čia jau stingsta betonas. Čia taip sumažinau, visus kaliukus irgi sudėjom. Stulpus, po to ties tinklo aptraukti, jau viskas bus išdžiūvę pilnai. Tokia dalis susimažins. Kadangi čia liks tik tai vištos, o į pusiasalį iškeliaus
žąsis, kalakutai ir patarškas. O čia irgi dabar aplinkui kalną jau rašiuoju. Ir kitėtus trupelius ir po to dėsim jau tinklą. Čia irgi vartai bus, taip pat ir kitoj pusėj. Aplink salą irgi sudėjau stulpus. Liko dar 2 įkalti. Rankų beveik nebejaučiu iš po vakar. Pajudinti negali tiek stulpų sukalti. Sudėti. Tai va šiandien bandysiu toliau tenai atsiterti su tinklu. Čia paliksim gal turbūt kitai savaitai. Biškis susidulėtų visi stulpai. Va tiek ir to darbo. Na, nudažiau vartus. Vaizdelis taip pasikeitė. Sumažėjo labai smarkiai, bet kadangi atsiskirs, į pusiasalį pusę iškeliaus, tai vietos bus pakankamai. Pačiau visa riba, kuri buvo. Dabar tinklą dar pritvirtinu tam kartui, nes neturiu gerų, normalių pritvirtinimų. Na ir viskas atrodo taip, dar čia susitvarkys vėliau. Viską maždaug dar susitvarkyti. Ir užsibaigs jau kitą savaitę, arba dar kitą. Pradžia yra.